Sveiki! Šiame video parodysiu, kaip peržiūrėti suvestą biudžeto planą, užregistruotas finansinės operacijas ir suformuosiu biudžeto plano fakto palyginamąją ataskaitą. Paleidžiame BUDT 27 transakciją. Nurodome reikalingus filtrus ir atfiltruojame. Pažymime pasirinktą suvestą biudžeto eilutę, spaudžiame peržiūros mygtuką, matysime suvesto biudžeto plano visas detalės. Sekantis žingsnis – užregistruotoms finansinėms operacijoms peržiūrėtis pasirenkame FIN 02 transakciją. Nurodome filtrus ir spaudžiame filtruoti. Matysime suvestas finansinės operacijas už pasirinktą laikotarpį. Biudžeto plano ir fakto ataskaitai suformuoti pasirenkame BUDT 28 transakciją. Pasirenkame ataskaitą finansinis biudžetas realizuota ataskaita. Filtruose nurodome biudžeto planą. Uždedame varnelę naudoti finansinius duomenis. Jeigu reikalinga, nurodome grafikos stulpelių spalvą. Taip pat pasirenkame duomenų grafinio atvaizdavimo būdą. Tai gali būti kas mėnesį arba kaupiamasis. Jeigu paliksime tuščią laukelį, pagal nutylėjimą paims kasmėnesinį atvaizdavimo būdą. Ir spaudžiame filtruoti. Matysime suformuotą ataskaitą. Lentelės pirmame stulpelyje atvaizduoti biudžeto plano duomenys, antrajame faktiniai finansiniai duomenys, trečiajame procentinė faktinių duomenų dalis nuo plano. Apačioje duomenys atvaizduoti grafiškai. Dėkoju už dėmesį.